Gavome sudegusį E91, parsivežėm variklį iš Roto, laukia labai dideli niuansai. BMW E91 ir, kaip matosi, nelabai pasisekė. Kodėl nepasisekė? Nes, hebra, aš nelabai suprantu, tiesą sakant, tikrai tų žmonių, kurie perka kiniškas pingponginės lempas. Tai visa tai atsitiko tik tai dėl jų. Ir turim dabar tokią šlykščią ir baisią situaciją. Viskas prasidėjo realiai nuo šito kampo ir tiesiog vidaus lempoj pradėjo svilt, kažkas garuot, kaip žmogus sakė, ir tiesiog pradėjo rūkt dūmai ir automobilis užsidegė. Tai visa laimė, kad vairuotojas turėjo gesintuvą ir sugebėjo atidaryti kapotą, nes sakė, čia viskas buvo visiškai įkaitę, nėjo net priliesti. Tai sugebėjo atidaryti kapotą ir uždaryti mašiną. Tai su šito automobiliu realiai situacija tikrai ne kažką, bet ir iš kitos pusės labai taip nėra ir galbūt baisu. Mes jį nupirkom už 1000 eurų, iš Vilniaus reikėjo parvežti, kainavo 100 eurų, technikinio nepasakysiu kiek yra, bet man atrodo dar metai tai tikrai yra. Tai viduj labai čia daug ko kažko nėra, automatas, telikas, didelis, sporto vairas ir kaip viskas čia daugiau, tai čia nieko nėra, tuščia autopilotas matau yra. Tai visas kėbulas yra ganėtinai neblogas, švarus visas, čia net nėra per daugiausiai ką rodyt. Padangos irgi neblogos, priekinėje greičiausiai reikės pakeisti, nes jinai yra visa apdegus, čia tokia ne kažką. Tai žodžiu, toksai mašiniukas, buvo uždėtas dar kiniškas taipogi priekinis M buferis. Tai jo, iš to buferio ne kažkas ir liko. Pasižiūrim, kas po kapotu. Po kapotu turim tokią situaciją. Lempa visiškai yra įsilydžiusi, bakelis irgi. O čia turim kažkokių plastikų dar likę nuo gesinimo. Šlangos atrodo neįsilydę. Diržą čia reikės keisti, žodžiu. Čia visi plastikai. Bet telikas pats sveikas. Tai tas mane nustebino iš tikrųjų, nes galvojau, kad telikas irgi jisai pilnai plastikinis. Bet kaip ir normaliai. Tiek su šituo automobiliuku, manau, prikelsim. O galbūt net ir tiesiog bandysim tokį gal parduoti, nežinau iš tikrųjų kaip nuspręsim. Praeitame klipe kalbėjau apie dar vieną BMW E91 su M paku. Tai pažiūrim į jį. Šitą BMW irgi jisai grįžo su defektu variklio. Galvojom, kad ne variklis, galvom škyvas, bet gavosi kaip gavosi, būna kaip būna, pasiskaičiuoju iš tikro matkę, kad būtų ir variklis, tai čia yra 130 kW variklis, jisai kainuoja apie 600–700, kažkas tokios vyruoja kainos, tai greičiausiai kala apačia pas jį ir įdėsim kitą motorą ir viskas, čia tiek žinių, čia realiai tokie projektai, kad visi būtų, tai nematau šia problemos. Tai viduj turim keilėse, kuris kol kas dabar dar nelabai veikia. Rekaras, hi-fius. Nepaminėjau praeitoj M-kiai, kur irgi praeitam klipe buvo, tai yra Harman Kardon. Harman Kardonas, tai čia hebra užpyko, kad nepasakiau. O čia turim, tu pažiūrėk, kokį vairą, iš tikrųjų Daniai nemačiau iš arti. Visas apsiūtas su linijom. Vaikeli čia, istoras koksai geras. Padušino. O toliau turim automatą. Kažkokią čia įdomesnę
šitą apdailą, ne apdailą, kažkaip per velnių. M visi logotipai. Ant kito, tai ne, ant to nėra šitų, nežinau kodėl. Šildomos, didelis telikas, panorama, juodas lubos, dvigubas porankis. Nu ir ką žinau. Daugiau čia viskas plius minus ir turim kalantį motorą. Galim atsidaryti, pasižiūrėti, kas po kapotu čia. Nu tai ksenonai faktas. O čia turim užkaltą reikalą. 130 kW varikliai, nahui visi apsitepalavę, jobanai vrot. Užpisa. Eik tu čia. Tai kam, o pasakyk, kam ta pirštinė yra reikalinga? Kam? Alio. Tai čia irgi viskas apsišykė, viskas apsižliaugia. Čia su zateškim viskas sutraukė, to hui znajat, ką jie čia bandė daryti. Tepalas irgi, matyt, prapiltas, bėgęs visur, hui. Blėd. Čia irgi viskas nubėgė. Atrodo, iš pirmo žvilgsnio švarus engine bay'us, bet kaip įkiši galvą, tai čia švarios vietos nėra. Varysim parsivežti kitą motorą, nupirkom čia Marijampolėj už 600 eurų. Tai sudėsim ir galima bus gazuot. Neužsisuka, ta prasme, normaliai lygis ant šito karočių. Čia per mažas, čia per didelis karočiai ir čia biskį va, vieną vyją tik pagauna. Tai gaunasi nieko gero. Šiknu. Kitų paieškoti. Mes važiuojam su Tomu Landeriu. Simt motorėti. Jo, gerai. Aš manau, kad ten gal normaliai tai stovės. O motoro važiuojam šitai trojkiai, M-kiniai. Vakar greitai sėmėm motorą, nieko nefilmavau, nes čia užtrukom apie kiek minučių. Labai greitai viskas. Nu kas mėgsta pinigėlį, tai Tominis. Tominis labai mėgsta pinigėlį. Nu, reikia eit pažiūrėti, įvertinti situaciją. Einam, pasižiūrėsim kameros, dabar nenešu. Paklausiu Tadėno, ar leis filmuot. Jaučiu, kad ne. Einu žiūrėti. Nu, tai taip turim. Dabar ties čia palauk, neremk. Nu, parem dabar tu jį. Nu, ir visai gerai šis to. Jo. Pylėm tepalus, filtrus, pakeitėm viską idealiai, nusiaurinom sistemas ir taip toliau. Kūrėm, užsikūrė, viskas gerai, dirba idealiai irgi viskas tikrai be priekaištų. Iškart varėm į lauką, kad nesidūmint čia tam garaže. Ir mašina dirbo idealiai. Jokių garsų, jokių klaidų, nieko visiškai nebuvo. Buvom pasiruošę važiuoti, prasilėkt, pažiūrėti, kaip traukia, kaip važiuoja važiuoklė ir taip toliau. Bet variklis tiesiog sustojo. Ir labai gaila, bet neturiu to nufilmavęs, nes paskutiniai kadrai buvo, kaip tik automobilį iš lauko filmavom ir tiesiog ruošėmės važiuoti.
bet nespėjom. Tai, žodžiu, sustojo tiesiog variklis, niekas visiškai nevyksta, suki raktelį, sukasi variklis, bet neužsikuria, atrodo lyg ant 2 purkštukų dirbtų kažkas lyg ta pusė. Bet jau prieš tai dedant man variklį buvo toksai keistas reikalas, kad variklis sunkiai prasisuka per smakratį. Galvoju, čia pirmas iki taip, tikrai nėra buvę, bet tiesiog rizikavom, bandėm dėti. Antras dalykas, ant ko prasimetėm, tai ant karterio ir filtro. Visą laiką sakau, čia dabar tokia net ironija, iš tikro gaunasi, kad reikia tikrintis tepalo filtrą. Kaip ir grįžta mašina, kaip ir perki variklį, visada tikrintis normaliai tepalo filtrą. Mes jį įsisukom, pažiūrėjom, jisai buvo toksai visas tepaluotas, labai tokios košės daug buvo. Vizualiai nebuvo tikrai matyti kažkokių drožlių. Iki kol mes jo neįsiskerdėm jau kaip variklis užkalė visiškai. Tai prasimetėm truputėlį, karterį irgi, vizualiai nebuvo matyti tikrai kažkokių tų drožlių, nes būna iškart matyti, tenai buvo tokia košė ir toj košėj pasišvietus su lempa, ta prasme matosi tada tos drožlės. Mes jų atidžiai tenai vėl nežiūrėjom, tikrai galvojom variklis gyvas, sveikas ir taip toliau. Pasirodo, tenai greičiausiai buvo supilta daktaro, tas variklis jau prieš tai kažkas matė, kad jau jam, ta prasme, viskas, supylė daktaro ir pardavė į šrotą. Tai čia tokia buvo situacija. Ši savaitė tai pasibaigė ties šitų mašiniukų ir jo. Tai visa laimė, kad šrotas prisima atgal variklį, suprantam vienas kitą, kad čia nei mūsų, nei jojo kaltė to variklio tokio likimo, tai bent tiek yra gerai. O dabar filmuojam mūsų poliruotojui naują reklamą. Žiūrim, kaip gavosi. Ateikit, kuris su geria pliausk. Antan! Tai su tom? Ateis. Tu žinai, kaip čia bus? Nežinai. Pisi... Ne. Pisi tai per galvą. Antanas prieis. Matau, čia nieko nebus. Sutvarkysi, Antanai, nereikalo. Biškiai aukščiau. Ir žiūrėk, kad tavo ranka neišeitų iš po kadro. Gerai. Bandom. Jo. Bet taip daužy. Varyk. Gerai. Tas jau numiręs tiek guli. Ko tu įmuši? Tai jis turi dovanų kuponų ir nieko nesako. Va čia gerai gaunasi. Aku jėdai. Užmeskit akį į Restart Autoservisas TikToką ir čia pamatysit šio video rezultatus. Tai tėvulis nuvažiavo į technikinę su mūsų E91, tas kur be ampako, pravaryt techą. Ten įrašė galinės kaladėlės ir langų skysčio trūko. Tai viską greit pakeitėm, nieko nerodžiau ir išvažiavo jis atgal. Tai laukiam, pažiūrim, ar grįž jisai su techu žalių lapų. Čia šaikeliai dirba, ima vairo stiprintuvo siurblį, nes truputėlį sunkus vairas, tai pasižiūrėsim, įsiardysim seną, pažiūrėsim, ar jisai yra kažkoksai pažeistas ar kas, tiesiog taip įdomu, nes ant E9, ant X1 feisų, ta prasme E9 feisų, būna vairas kartais elektrinis, o kartais su hidraulu. Tai kui suprasi, čia pas vienus būna hidraulas lengvas tas vairas, pas kitus sunkus, tai vat įdomu, ar čia tos sparnuotės yra sugedę ar kas.
Su deguliu iš tikrųjų tokia situacija, kad reikia susirasti provodkę. Šią savaitę nelabai buvo laiko, kad kažkur nuvaryti, ten nusikirpt galą, nes kaip matėt, kažkur tiek reikia nuo sparno maždaug tos vietos nukirpt ir sulituot tuos laidus. Tai šią savaitę manau, kad ten nieko nedarysim, o dabar aptarkim šios savaitės darbus. Tai iš tikrųjų labai daug ko čia nefilmavau, nes belė kiek varėm, padarėm 5 motorus, ta prasme buvom išėmę, grandinės ir taip toliau, tai labai daug nebuvo ką filmuot, kaip buvo ką filmuot, bet nebuvo laiko. Pasileidom daug mašinų, dirbom servize, o šiaip BMW M-kinis važiuoja, viskas gerai, laukia išvalymo, poliravimo, uždėti reikia padangas kitas ir realiai bus galima kelt į skelbimą. Su kitu M-kiniu iš tikro, kai buvo, irgi per daug nieko nenufilmau, turiu tik tai kelis kadrus. Iš tikro galiu parodyti dabar, kaip karteris atrodė. Visur pilna, štai tokios košės. Kaip žinia, nelabai paėjo iš tikrųjų. Visko būna, paimsim, išimsim šitam variklį, nupirksim kitą, įdėsim ir bus ledas. Maždaug papasakot reik žmonėm, į ką reiktų atkreipdėmėsi, į ką galbūt ne. Bandom, papasakosim. Visi šiaip dažniausiai klausėt apie kaip visas vyksta pirkimas iš Vokietijos. Tai pirmas dalykas, iš tikrųjų susiradus mašiną, susiras traliuko vairuotoją. Tai čia yra vienas svarbiausių ir kas čia dabar pjauna. Gerai, nustoju. Tai vienas svarbiausių yra susirasti traliuko vairuotoją. Traliuko vairuotoją jau minėjau prieš tai, kad yra grupės, yra Facebooko, Telegramo, yra daug pačių vairuotojų tralų, gal turit pažįstamų, iš kurių galit pasimti kontaktus. Čia tiesiog labai plati sfera. Tai susirandat traliuko vairuotoją, žinoma, jam pasakot, ar jūs susimokat pinigus, ar ta prasme jam reikės mokėti, kiek parvežimas ir taip toliau. Čia visas šitas reikalas. Susiradę vairuotoją, vairuotojas atvažiuoja prie automobilio ir, nežinau, mes kai perkam BMW-us, tai pirmas dalykas, žinoma, yra variklis. Antras dalykas yra kėbulas, bet grįžtam prie pirmo, tai visą laiką pasižiūrim, kaip variklis, koks jo stovis, kaip jisai kūrėsi, ar kala, ar nekala, nes buvę tikrai situacijų, kaip nusiperki, atrodo važiuojantis, normalus mašiniukas, o tenai grįžti ir kala. Tai pasiprašom traliuko vairuotojo visą laiką patikrint motoro darbą, kur tepalai bėga, ar apsaugos yra visos, žodžiu, viską kuo giliau, kad jisai įlystų ir pasižiūrėtų. Toliau eina vėl kėbulas. Kėbulas šiaip priklauso nuo labai daug dalykų. Visų pirma, į ką turėtumėt atsižvelgti, tai yra tikrai, kad traliuko vairuotojas stengtųsi nuvažiuoti dienos metu, nes tai yra kritiškai labai svarbu. Naktį apie 5 procentų traliuko vairuotojai nepamato defektų ir jums negali parodyti. Tai yra tikrai labai svarbus aspektas, ką turėtų traliuko vairuotojas žiūrėti. O toliau jau visi kiti vidaus dalykai, tokie kaip nusidėvėjimas, visas, ta prasme,
sėdinių, vairo ir taip toliau. Jums traliuko vairuotojas turėtų privalo jisai jums parodyti visus šiuos dalykus. Aš net sakyčiau, dauguma atvejų turi būti sufilmuojama. Jeigu, ta prasme, laikas nespaudžia, nes būna visaip iš tikrųjų. Ten būna traliuko vairuotojai, čia davai greičiau, būna kiti, kur viską tau išrodo iki detalių. Tai vėl, į tą atkreipiant dėmesį mes galim mušt kainą, jeigu traliuko vairuotojas randa kažkokių defektų. Tai čia vėlgi. Toliau, aišku, lempas apsitikrinam, nes būna labai dažnu atveju, kad traliukai nepamato, ar lempos veikos būna, kažkur kampukas įskilęs, grįžta automobilis, o tenai, rasoja. Tai tokie dalykai. Paprašom, kad patikrytų visas apačias, nes vėlgi ant traliuko, kai grįžta automobiliai, tai jie stovi aukščiau ir jau kaip grįžta, tu iškart pamatai ir jau tu nepatenkintas traliuko vairuotojas pečiais ir nemačiau. Tai pasiprašom apačių, kad peržiūrėtų visas normaliai. Į variklį, kaip ir minėjau, per daug neįlysim, tai kažko labai daug nepamatysim iš tikro. Tas traliuko vairuotojas, jis tikrai nebus suinteresuotas kišt nagų, ten atsukinėti filtrus. Ką labai norėčiau, kad galėtų padaryti vairuotojas, atsukti filtrą, bet atsiminkim, kad mašina ne jo, stovi šone klientas, mes čia pradėsim sukyti kažką, tai, kas čia bus. Tai jo, bet jeigu yra galimybė, tai tikrai paprašyti galima, ar gali atsukti jisai tą filtrą, ar pažiūrėti, ar ne. Na ir apsižiūrėjo traliuko vairuotojas automobilį. Aišku, tenai galima dar lįst dar giliau, čia jau nuo jūsų fantazijos priklauso, bet vienas svarbiausių dalykų, ką reikia tikrintis, tai dokumentus. Ant dokumentų yra, ant mažojo brifo ir didelio brifo yra tokie kodukai, kurie turi sutapti. Tenai vardas, pavardė yra ant didelio, ant mažo yra visa automobilio informacija, kėbulo numeriai ir taip toliau. Tai ten yra kodukas, kuris turi sutapti tiek mažam, tiek dideliam brife. Tai čia traliuko vairuotojas turėtų neprasimest ant šios vietos ir būtinai pasitikrinti. Sekantis dalykas - technikinė. Tai technikinė irgi prašom TÜV, vadinasi vokiškai šiaip daugumos atveju. Tai pasižiūrim tą vietą ir viskas. Pasikrauna, grįžta mašina pas jūs ir žiūrit, ką gavot. Tai jeigu, nežinau, kils kažkokių klausimų, galbūt kažkas bus įdomu, klauskit dar, pabandysiu atsakyti kažką, galbūt taip, kaip dabar atsakiau. O toliau mūsų dienotvarkėj turim degulį. Degulį šį epizodą netvarkysim, nes labai daug darbo buvo, labai buvom nustumę visiškai į šoną. Tai kitam epizode pamatysit arba jį sutvertą, arba parduota, net nežinau iš tikrųjų, kaip čia su juo bus. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Šis epizodas galbūt ne toks ilgas, koks ir galvojom, kad bus. Uždėkit komentarą, laiką ir iki kitų videokų.